Labą dieną. Šiandien yra gruodžio 30 diena ir šiandien yra mūsų kalėdinio didžiojo prizo traukimo diena. Šiam atsakingam momentui mes pasikvietėme iš UAB Auditorum auditorių inspektorių, kad jis stebėtų visą prizų traukimo procesą ir jūs būtumėte įsitikinę, kad laimėtojas yra išrinktas teisingai. Didžiojo prizo traukimui mes pasikvietėme profesionalų senelį. Sveiki visi! Šiandien mes ištrauksim didžiojo prizo nugalėtoją. Ir čia yra daug lapelių, iš kurių vienas bus laimingasis. Biški negerai. Palaukit, aš man reikia biški pasitvarkyti. Turim techninių problemų, senelis išėjo, lukterkit trupučiuką. Kol senelis sprendžia rankos storumo klausimus, žvilgterkim, ką veikia auditorius. Senelis išsprendė savo techninės problemas ir mes toliau tęsime prizų traukimo procesą. Sveiki! Ačiū, kad neišsiskirstėte! Ištrauksime nugalėtoją. Ir kas čia jisai bus? Štai. Matau, susidurėme vėl su techniniam problemom. Lukterkite minutėlę. Senelis išsisprendė buvusius techninius nesklandumus ir toliau tęsime prizų traukimą. Na, manau, tada ištraukiame nugalėtoją. Pone auditoriau, gal jūs man galėtumėt padėti? Nugalėtojas yra Tauras Igmantas. Ar auditorius gali patvirtinti, kad prizų traukimo procesas buvo organizuotas sąžiningai? Taip, nugalėtojas yra Zigmantas Tauras. Tad sveikinam visus su naujaisiais metais. Gerų metų, gerų kelionių.